Tiesa yra visur. Nėra nieko, kas nebūtų tiesa. Kad ir kas tau nutiktų, kad ir ką kiekvieną akimirką jaustumei, kad ir kaip blaškytumeisi ar nerimautum, tai yra ne kas kita, o tiesa. Tiesa yra viskas, kas yra. Šešėliniai prigimti nėra nieko, išskyrus tiesą. Aukštesnioji prigimti nėra nieko, išskyrus tiesą. Tiesa yra kiekviename žingsnyje. Visi bandymai suprasti, pasmerkti žlugti. Kiekviename etape ir kiekviename žodyje yra tiesa. Įgyvendinant tiesą reikia visiškai atsipalaiduoti visoje savo esybėje. Ieškojimas baigėsi, nes ieškojimas ištrynė klausiantįjį. Abejojantysis taip giliai įsitraukė į klausimą, kad klausimas prarijo jo sąmonę. Todėl visi keliai į tiesą yra visiškas prasimanymas, visos technikos tik išsiblaškymas, o visos sistemos ir koncepcijos galiausiai yra bevertės. Tai nelaimingi žodžiai ieškančiajam, kuris vis dar susitapatina su savo ieškojimu. Tačiau net ir tai yra tiesa. Iškreiptos tiesos ar paslėptos tiesos nėra. Tiesa yra tiesiog čia ir dabar. Kiekvieną akimirką, kiekviename tavo gyvenimo etape. Ji yra amžina, nemirštanti, tyra, nepalaužiama ir tokia gražiai paprasta. Tiesa iš tiesų yra brangiausia ir gražiausia žmogiškojoje išraiškoje, nes ji yra be galo atsipalaidavusi. Tai tarsi poilsis po medžiu šiltą, balzganotą vakarą po visos dienos pasivaikščiojimo. Žvelgiant į saulę, besileidžiančią į jūrą, į vėjo gūsius lapuose prie tavo kojų arba į upelį, švelniai čiurlenantį per laiko nugludintus akmenis. Su tiesa baigėsi vidinė kelionė, bandymas sekti abejonę iki pat jos ištakų aukštai kalnuose ir pelkėse. Kaskart, kai leidžiame sau pailsėti nuo rūpesčių, vaikštome ties tiesos prisiminimo riba. Kaskart, kai nusišypsai ir giliai atsikvepi, priartėji prie tiesos. Kai tavo veidas praranda kietus kraštus ir tampa švelnesnis, ten prisimenama tiesa. Tiesa yra tavo natūrali būsena.
paprasta būsena, nesudėtinga ir nesukelianti rūpesčių. Ji yra dreifuojanti erdvė, visiškas pasinerimas į savo būtį. Tiesa yra amžinoji visatos akimirka.